suformulavau klausimą, galbūt šiek tiek provokuojančią liberalams, bet aš bandysiu pateikti jį taip, kad vis tik tai įtikinčiau, kad šitas klausimas yra ypatingai svarbus. Kalbėsime būtent apie žalią transformaciją ir ar liberalai, apie kurių pamatinius klausimus mes jau dabar čia išgirdom, iš partijos pirmininkės ir išgirdom profesorius, vis tik tai galėtų turėti teigiamą vaidmenį šitoj vietoj. Ir tuomet leiskit man pradėti nuo tokios vaizdžios skaidrės, kur labai dažnai aš žmonių tiesiog klausiu. Čia per centrą, reiškia, įsivaizduokim, kad čia esame mes dabar, tai yra status quo. Ir mes galim judėti iš principo dviem kryptim. Nėra kitokio stebuklo. Aišku, galim niekur nejudėti ir būti toj pačioj vietoje, kaip esam. Tai yra vienodai švarūs arba vienodai užsiteršę, vadinkit kaip norit, čia tas stiklinė pusiau pilna ar tuščia. Tačiau iš principo, jeigu mes judėsime perdėm išteklių naudojimo prasme, perdėm nesubalansuotos kažkokios plėtros prasme ir panašiai, tai mūsų laukia išteklių pereikvojimas, žemės nualinimas ir erozija, vandenų užteršimas, oro tarša, nesaugus maisto produktai, infekcinės lygos, klimato krizė, masinė tautų migracija, karai ir konfliktai ir dar daug visokių dalykų. Iš principo tai jau vyksta. Ir turi labai didelę reikšmę tame tarpe mums, europiečiams, kur mes Europoje iš tikrųjų esam, tokie pavyzdiniai. Gal išskyrus tik tai pietinę šalis atmetus, nes, reiškia, jeigu važiuoji ten, netgi ten, kur mes mėgstam atostogauti, kokį nors Ispaniją ar Turkiją ar panašiai, tai važiuoji iš šalikelį ir užmeti akį, tai ten ištisas šiukšlynas. Jie kažkaip kitaip supranta tą dalyką. Bet yra valstybių pasaulyje, aš esu aplankęs turbūt apie netoli 70 valstybių ir aplankęs ne šiaip kaip turistas, stebėdamas ir susitikdamas, ir mokydamasis, ir konferencijose dalyvaudamas. Tai yra valstybių, kur tas nešvaros, netvarkos lygis yra mums sunkiai suvokiamas. Tarkim, kokio nors Indonezijoje, reiškia, yra upės, kurios laikas nuo laiko išdžiūsta ir prisipildo vandens tik tada, kai būna liūčių sezonas ir tada ateina banga iš kalnų, reiškia, ir pakelia tuo metu tenais per pusmetį sumestas visas šiukšlės, jūs nesivaizduojat, kiek ten visko yra. Kiek ten yra milijonai buteliukų, plastikinių ir panašių dalykų ir ko tik ten nori. Ir šiai dienai, tarkim, Pietryčių Azija tai yra, matyt, pagrindinis taršos šaltinis, kai mes kalbam, kad apie 8 milijonai plastiko kasmet iškeliauja į pasaulio vandenynus. Tai mes tokio dalyko nesuvokiam. Pas mus čia iš principo dar viskas yra tvarkoj. Tačiau yra bėdų ir čia. Ir aš apie tai irgi norėsiu pašnekėti. Ir kitas dalykas, tą, kurį mes propaguojam ir sakom, kad prie tam tikrų valstybės veikimo teisingo elementų, prie tam tikrų visuomenės grupių teisingų elementų, prie tam tikrų be abejo politinių partijų veikimo modelių, mes galime turėti ir puikiai atliekų tvarkymo sistemą, išlaikyti švarų dirvožemį, gryną vandenį, oro kokybę puikią, turėti sveikus maisto produktus ir tausojantį žemės ūkį, apie kurį baisiausiai daug šnekam dabar, be abejo atsinaujinančią energetiką, žiedinę ekonomiką ir finalą laimingus piliečius. Tai vat mes kaip institutas, aš asmeniškai pasisakau už tą dešinę pusę, kad mes turime judėti į tą pusę. Dabar kiek tame galėtų dalyvauti liberalai ir ar tai neprieštarauja pamatiniam liberalų nuostatoms, o čia mes galime pabandyti ir, kaip sakant, pasiaiškinti. Apie liberaliąsias vertybės nekalbėsiu, partijos pirmininkė labai, kaip sakant, viską teisingai sudėlioja, bet žiūrint į šitą sąrašą, man yra, tarkim, absoliučiai aišku, kad tai yra mūsų vakarų civilizacijos vertybės. Tai yra liberaliosios vertybės iš principo yra tai, kas formuoja mūsų vakarų civilizacijos požiūrį į įvairiausius dalykus, tame tarpe ir į, sakysim, tą pačią valstybę, valstybės valdymą, į visuomenės poreikius ir interesus, visuomenės grupių dalykus ir panašiai. Tai žiūrint vėlgi į tą patį sąrašą, kuris jokių būdų čia nepilnas be abejo, bet man čia matosi tam tikrą prasme atsvara. Tas liberalus bandymas suderinti pareigas su teisėmis, galimybės su tam tikrais ribojimais. Čia yra. Aš tai įžiūriu.
Kodėl tai akcentuoju? Todėl, kad mano supratimu tai yra labai svarbu, kai keliam klausimą apie mūsų įtaką, mūsų visų įtaką, būtent tai aplinkai, kurioje mes gyvename. Ir galima būtų pažiūrėti, o ką sako Lietuvos Respublikos konstitucija, pagrindinis įstatymas. Tai Lietuvos Respublikos konstitucija, mano supratimu, lygiai taip pačiai bando konstruoti, tiksliau sukonstravo, nebando konstruoti, sukonstravo tą pačią galimybių ir ribojimų, teisių, pareigų, reiškia atsvarų įvairiausių sistemų. Iš vienos pusės Lietuvos ūkis grindžiamas privačios nuosavybės teisės, mens ūkinės veiklos laisvė ir iniciatyva. Tai yra tai, kas, reiškia, veda mus į priekį ir prieštarauti tam būtų visiška nesąmonė. Tačiau valstybė remia visuomeniai naudingas ūkinės pastangas ir iniciatyvą. Valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad įtarnautų bendrai tautos gerovei. Kitaip tariant, jūs galite uždirbti nežmoniškai daug pinigų, ten, nežinau, iš ko jums čia kokį nors drastišką pavyzdį pasakyti, tarkim, ar iš, reiškia, ten ginklų prekybos, ar kokios tai prostitucijos, ar narkotikų pardavimo. Bet tai nėra tai, ko reikia valstybei. Nėra tas bendrasis gėris, dėl kurio mes turėtume stengtis. Ta labai aiškiai sako konstitucija. Ir lygiai taip pačiai svarbus 54 straipsnis mano dėstomos temos prasme, kad reiškia, mes gyvename iš principo aplinkoje, kuri turi ribotas galimybės sugerti mūsų kažkokius tai negerus dalykus. Arba ribotas galimybės, sakykime, išlikti tokia pačia, arba netgi geresnė, jeigu mes su ją elgiamės blogai. Taip gamta turi savybę atsistatyti. Netgi plastikas per 1000 metų suyra, netgi ir plastikas. Bet, kalba neina apie tai, kad mes, tarkim, turim teršti planetą, savo žemę tam, kad kaip sakant, gamta paskui pati pasirūpintų. Tai vat valstybė rūpinasi natūralios gamtinės aplinkos, gyvūnijos ir augalijos, atskirų gamtos objektų, ypač vertingų vietovių apsaugą prižiūri, kad su laiku būtų naudojami, atkuriami ir gausinami gamtos ištekliai. Įstatymų draudžiama niokoti žemę, gelmes vandenis, teršti vandenis ir orą, daryti radiacinį poveikį aplinkai bei skurdinti augaliją ir gyvūniją. Kitaip tariant, valstybė konstitucijoje uždeda tam tikrus rėmus, kurių peržengti šiaip nevalia. Kas mano akyse liberalus šiaip skiria nuo kitų politinių jėgų ir skiria, sakyčiau, pozityvia prasme, tai yra tai, kad aš liberaluose manyčiau, kad jaučiu atsakomybę. Liberalai nėra tie, kurie pasiryžę meluoti, kaip ir sakė pirmininkė, nes jaučia atsakomybę. Ir už savo žodžius, ir už neteisėtus pažadus, ir už kreivus poelgius ir panašiai. Tai vat šitas dalykas, mano supratimu, yra labai labai svarbus. Jisai kiekvieno žmogus gyvenime svarbus, bet kai kalbam apie politiką, aš manyčiau, kad liberalai yra ta jėga, kurią, tarkim, tikrai galima būtų pasitikėti ir galima būtų tikėtis, kad, kaip sakant, judėsim teisingą linkmę ir kuo mažiau, reiškia, darydami klaidų. Tačiau čia iškyla vienas konfliktas ir aš jį apibrėžiu taip. Kai kalbam apie liberaliasias vertybės, dalyvaujant darnios ateities kūrime. Čia yra viena labai didelė kontradikcija. Tai yra teisėtas noras, pabrėžiu, teisėtas, visiškai normalus, natūralus, žmogiškas noras, realizuoti save, pavyzdžiui, per verslą, kurti pridėtinę vertę, turėti pelną, turėti pinigų, būti turtingu, po to šitais pinigais daryti, sakysim, vėlgi savo atsakomybės ar savo mąstymo ribose, čia kaip kas paskui supranta, reiškia. Bet šitą pelno siekimą reikia suderinti su gamtos, visuomenės ir ūkio, tos triados, apie kurią aš nekėjau, bendro vystymosi idėją. Ir čia mes pradedam buksuoti. Ir ne vien mes tai jauna demokratija, galima būtų suprasti, reiškia, kad čia nėra, taip sakant, buksuojama visur. Amerikoje buksuojama, Pietryčių Azijoje buksuojama, kitur Europoje buksuojama. Tarkim, pats paprasčiausias pavyzdys. Ar vertėjo mūsų gerbiama įmonė Grigeo, gerbiama šią prieš kabutėse, sakau, dėl papildomo 1,5–2 milijonų eurų pelno kasmetinio, reiškia, 10 metų, tai čia tiek mažiausiai, reiškia, įrodyta teršti Kuršių marias.
Ar taip reikėjo daryti, ar taip buvo galima daryti ir kas pa žmonės buvo galvose, kai jie tai mąstė ir jie tai darė. Ne? Nes į Baltijos jūrą tai lipam visi. Nesvarbu, kas jūs esate. Jūs esate turtingas, neturtingas, bet jūs einate į tą Baltijos jūrą, nes tai jūra mūsų visų, tai yra dalis mūsų gyvenimo. Mums tenais yra smagu, mūsų vaikams ten turkšti smagu, reiškia, panašiai. Bet vat kažkodėl tai kažkas jaučia galimybę uždirbti teršdamas. Tai vat tokie dalykai man yra iš tikrųjų nesuprantami ir man štai šitas klausimas yra iš tikrųjų pagrindinis, kai mes kalbame apie tai, kad iš principo žaliaisiais kaip ir galėtų būti visi. Ir aš tuo beveik esu įsitikinęs. Ne žaliaisiais, o žalius darbus darančiais arba prižiūrinčiais tą mūsų aplinką, tvarką darančiais panašiai. Tai gali daryti ir konservatoriai, gali daryti liberalai, gali daryti socialdemokratai, bet šiandien aš nekam apie liberalus. Tai liberalams, aš manyčiau, kad štai šitas saviribojimo veiksnys yra labai labai svarbus. Jisai turi gimti čia ir čia. Ar mes galim suderinti, reiškia, žmogiškumą, širdį, su protu, su racionalumu ir dar tai suderinti būtent su verslo darymu, su siekiu turėti pelną ir panašiai. Tai yra teisėta, tai yra gerai. Kai jau kalba apie tai, kaip liberalai gali čia, kaip sakant, tapti populiaresniais, tai aš manau, vienas iš dalykų, ką liberalai galėtų daryti, tai populiarinti geruosius pavyzdžius, geruosius verslumo, gerosius verslo sėkmės pavyzdžius, kai, tarkim, žmonės tuose rėmuose, apie kuriuos aš neku, reiškia, sugeba save realizuoti, kažką tai labai gerą padaryti, išvystyti verslą, tapti patys turtingi, gerbiami ir panašiai. Vat tokiais pavyzdžiais, aš manau, reikia operuoti būtinai. Nes jeigu šiaip verslininkų, kurie nedalyvauja politikoje, paklausim, reiškia, ar Lietuvoje verslus mėti populiaru, ar tai yra gera, ar tai yra įdomu, ar panašiai, tai, didžiąją dalimi jų atsakymas bus toks. Tai kas šį mus kreipia dėmesio, mes esame visiems vagys, visiems banditai, visiems kažkokie tokie ir panašiai. Tai aš manau, kad liberalai galėtų šitą žymiai, sakyčiau, stipriau atliepti tai tokį poreikį. Tai, žodžiu, šitą problemą aš keliu, aš atsakymų ją neturiu. Aš pats savo radau atsakymą, aš paskui papasakosiu, kaip aš tai radau atsakymą ir aš laikausi to ir man yra žiauriai gerai. Aš esu laisvas, aš esu nepriklausomas, manęs niekas negali, kaip sakant, dėl kažkokių tai dalykų, kaip sakant, pareikšti, nežinau, protestus prieš mane ar dar kažką tai. Tai va, aš manau, kad tai yra įmanoma. Ar apskritai tai yra įmanoma? Taip. Ir sritis yra nežmoniškai didelė. Šiandien čia visi bando grupuoti kažką tai į kelis dalykus, liberalizmo, sakykime, šaknis, tai dar kažką, tai net aš grupavau, kur Lietuvoje arba kokiose srityse, kryptyse reikalingos investicijos, kur mes turime neįspręstų problemų labai daug, santykiai būtent vėlgi su gamta aplinka. Tai reiškia, be abejo, investicijos siekiant išvengti iškastinio kuro naudojimo. Kodėl? Todėl, kad yra klimato kaita, todėl, kad yra tarptautiniai įsipareigojimai, todėl, kad, reiškia, turim spręsti tos uždavinius. Investicijos į efektyvesnį gamtos išteklių naudojimą, tai yra žiedinės ekonomikos klausimai. Čia yra ultra didžiulis pasaulinis klausimas. Žmonija per metus sunaudoja 100 milijardų tonų įvairiausių išteklių, materialinių išteklių. Pradėkime nuo to, kad maždaug 14 milijardų tonų naftos ekvivalento iškastinio kuro sunaudoja. 10 milijardų tonų mineralinių išteklių, tokių kaip ten smėlis, žvyras, reiškia, rūdos metalų ir taip toliau, mediena ta pati, vanduo ir kas tik tai nori. Ir dėja didžioji dalis keliauja tą gyvenimą tokį labai linijinį, labai aišku, reiškia, kažkas pagaminta, panaudota ir keliauja į sąvartyną. Lietuvos ekonomikos žiediškumas šiai dienai yra 4%. Mes 3 kartus atsiliekam nuo ES vidurkio, ES yra 12%. Bet ir 12% čia ne rodiklis, ta prasme. Tai turėtų būti, aš nežinau, 70-80 bent jau procentų, kad mes sustabdytume tą nežmonišką, kaip sakant, naudojimą. Jeigu pasaulis gyventų taip, kaip Lietuva dabar, čia aš jau kalbu apie tą vadinamą perviršio dieną, kai mes sunaudojam savo išteklius skirtus mūsų metams, reiškia, ir paskui pradedam leisti savo vaikam ir anūkam į kišenę. Tai Lietuvoje šitą perviršio diena šią dieną yra kažkur tai ties balandžio viduriu, kai visam pasaulyje yra maždaug ties rugpjūčiu. Tai jeigu žmonė gyventų kaip lietuviai, tai mums reikėtų šią dieną 3,5 planetos.
Aš noriu pasakyti, kad mes gyvenam labai plačiai. Taip jau mums gamta davė, reiškia, ar istorija, ar kažkas davė. Mūsų nėra per daug, mes turim čia didelių galimybių, bet mes vis tik tai, manau, elgiamės ne visai protingai. Na ir be abejo, ekosistemų stiprinimas ir istorinės žalos gamtai pašalinimas irgi čia yra klausimai, kur tikrai įmanomas investicijos. Ir kalbant konkrečiau, žalioji kryptis įmanoma visuose verslo srityse, absoliučiai. Tai yra ir atsinaujinanti energetika, energetinis efektyvumas, tai yra atliekų tvarkymas, vandentvarka, inovacijos įvairiausios, statyba, naujos medžiagos, dalinimosi ekonomika, transportas ir logistika, aukštosios technologijos, smulkieji amatai, ūkininkavimas. Ta prasme, visur, kur bebesi, galima daryti švariau, geriau, tvarkingiau, žaliau. Abejonių dėl to tikrai nėra. Čia klausimas tik tai apsimoka ar neapsimoka, per anksti ar ne per anksti, rinka yra, rinkos nėra ir ką turėtų padaryti valdžia, kad tai būtų įmanoma ir galima būtų pradėti. Ne? Tai kalbant toliau vystant tas temas, galima būtų pasakyti, kad pavyzdžių pasaulinių iš tikrųjų yra tikrai labai neblogų. Ir aš čia, tarkim, pateikiu pavyzdžius, kuriais aš pats esu susipažinęs. Tarkim, Seulo miesto centro sutvarkymas ilgą laiką, tas didžiulis konglomeratas, man dabar gyvena apie 22 milijonai žmonių su priemiesčiais. Centre turėjo tokį upeliuką, kaip mūsų Vilnelė Vilniuje. Jisai tekėjo per didžiulį Turgaus rajoną, Turgus Seulė, tai įsivaizduojant maždaug, reiškia, kaip Gariūnai, tik padauginti iš, nežinau, kiek ten reikėtų. Ir jisai buvo totaliai užterštas upeliukas, nes viskas bėgo iš to Turgaus, reiškia, ten ir dabar natūralu, kadangi maisto labai daug parduodama, tai ir žiūrkės vis dar bėgioja, tarkim, mums su žmona vaikštant išgąsdina baisiausiai, tai tarpuoju didžiulis toks pacas išlindas. Bet jie vis tik tai užsibrėžė tokį tikslą ir sugebėjo sutvarkyti visą tą nuotakyną ir taip toliau, kad šiandien tas upeliukas yra skaidrus, švarus, reiškia, čia jisai pavaizduotas, reiškia, žmonės turi galimybę bėgioti, vaikščioti, ten žuvis plaukia, tu esi, matai, didelės gražios žuvis ir panašiai. Visą tai įmanoma padaryti. Ir tai buvo dalis Korėjos, reiškia, tos, vadinkim, švarinimos ir žalinimos programos. Tarkim, Stokholmo viešojo transporto sutvarkymas man imponuoja, kai mes šnekam apie tai, kad Vilniuje reikia viešojo transporto padaryti, aš taip sakau, tai žiūrėkit, tai nereikia toli važiuoti, nuskriskit į Stokholmą, pakalbėkit su mano pažįstamu 28 metus dirbančiu Stokholmo vystymo departamento vadovu, kurį aš buvau pasikvietęs į konferenciją Vilniuje, ir jisai paaiškins, kaip reikia ką padaryti. Stokholme mes turim privažiuojančius elektrinius traukinius, mes turim tramvajus, mes turim elektrobusus, visas taksi yra elektrinis šiai dienai ir netgi laiveliai tarp salų šiai dienai yra elektriniai. Viskas padaryti. 100% reiškia, viskas yra atsinaujinančios, žalios, švarios energetikos pagrindų. Tai kodėl mes to negalim padaryti? Na, Kopenhaga, ten Olandijos miestai su tais dviračių, tarkim, populiarinimu, aišku, pas mus gal šiek tiek kitoks tas klimatas, taip gerai mes nepadarysim. Bet kaip bežiūrėsi, reiškia, pavyzdžių iš tikrųjų yra ir jie turėtų įkvėpti. Ir apie tą pačią Pietų Korėją aš dar noriu grįžti, tai tarkim, gamtos apsauga, gyvenimo kokybės gerinimas, infrastruktūra buvo kartu einantis tikslai vienos programos, vieno didelio įstatymų paketo. Ir jie pasiekė savo, reiškia, jie turi švaresnę aplinką, jie turi žalesnį transportą, jie savo energetinius dalykus pakeitė, jie sukūrė 960 000 naujų darbo vietų. Tai aš manau, kad tokius dalykus mums reikia nagrinėti ir juos nešti čia į Lietuvą. Ir aš kaip, tarkim, 2004 metais steigęs Lietuvos biomasės energetikos asociacija Litbioma, buvau 10 metų jos prezidentu, paskui nuo 16 iki 20 metų buvau pasaulinės biomasės energetikos asociacijos prezidentu. Reiškia, tai man leido pamatyti būtent visą pasaulį ir matyti, kas kaip kur vyksta. Tai aš visada sakiau, kad geras pavyzdys yra tai, ko reikia. Reikia ne vien tik žodžio, reikia ir gero pavyzdžio ir mes visi turėtume tai nešti. Na, ir gal čia lotyniškai užrašiau, kad žodis moko, o pavyzdys įkvepia. Čia yra, sakykime, grinai savo patirties pagrindų. Sakau, kad tai daryti galima. Tai daryti ne tik galima, bet tai daryti ir apsimoka. Šiai dienai aš esu Lietuvos požiūrį pakankamai pasiturintis žmogus, esu verslininkas, investuotojas ir
mano investicijos šiandien apsibrėžia būtent pagrindė va tose žaliose arba su žalumu turinčiose srityse. Tai biomasės ir kitų atsinaujinančių energetikos rūšių vystymas, kaip jau minėjau, reiškia, ir Litbiomą įsteigiau ir mes, grubiai tariant, kartu su visa industrija, be abejo, su šilumos ūkiais, su miestais, su miestų savivaldybė, mes išvarėm Gazpromą iš Lietuvos šilumos sektoriaus. Teko dalyvauti atliekų tvarkymo sistemos klausimuose, aš esu vienas iš žymios kompanijos Ekoservice steigėjų dar senais 2004-2005 metais. Tai man tai irgi yra žinoma ne iš, tarkim, knygelių, o iš realių dalykų. Kaip sakiau, 11 metais Žaliosios politikos institutas ir mūsų vykdomos akcijos, tarkim, birželio pradžioje River Cleanup akcija, kur valom upės ir pakrantės, arba nacionalinis aplinkosaugos egzaminas, kuris bus dabar spalio 24 dieną, kur kviečiu visus dalyvauti, tai nėra sudėtingas dalykas, susiregistruoti ir pasitikrinti tiesiog žinias. Pamatęs, kad valstybė per mažai rūpinasi miškais ir čia atskiras skaudi didelė tema, kurią, tarkim, aš irgi nagrinėsiu ir artėjančią Green Tech konferencijoje Vilniuje 29 spalio, kuri bus, tai mes turėsim atskirą miškų sesiją. Tai įsteigiau nacionalinį liečiamų miškų apsaugos fondą ir mes sodiname miškus gamtai. Sodiname miškus ten, kur jų nebuvo, apleistose, kaip taisyklė, nederlingose žemėse, nes derlingose niekas miško neleis įleisti. Sodiname miškus ir su labai konkrečiu pažadu ir įsipareigojimu niekada jų nekirsti medienos gavybos tikslais. Be abejo, jie bus prakertami, pavyzdžiui, 10-15 metais gyvenimo, reiškia, bus daromas ugdomasis kirtimas, prieš paliekant mišką jau tvarkytis pačiam, bet ta prasme, tikslas yra miškingumo didinimas. Na ir trumposios maisto grandinės kaip viena iš, reiškia, tarkim, su žemės ūkiu ir su maisto pramonė susijusių dalykų, tai man jie irgi yra pažįstami. Tai aš noriu pasakyti, kad visa tai yra realu, visa tai yra padaroma. Šiai dienai virš 80% šilumos Lietuvos miestuose gaminama iš vietinio lietuviško biokūro. Šiai dienai mes neturim biokūro iš Baltarusijos. Ir ačiū Dievui, nes Baltarusija iš principo ilgus metus, tarkim, prasidėjo tai maždaug kokiais 2018 metais ir iki pat karo 24 metų, jie iš principo darė viską, kad finale torpeduotų šitą Lietuvos pertvarką, perėjimą nuo dujų prie biokūro ir pasimtų viską į savo rankas. Kaip jie tai darė? Jie tą darė dempinguodami. Įsivaizduokit, reiškia, jie sugebėjo nustatyti Lietuvos biokūro biržoje kainas, tarkim, 94 ar 5 eurų už toną naftos ekvivalento, kai lietuviškų kompanijų savikaina būdavo ties 120. Kodėl? Todėl, kad, reiškia, pas mus ir mediena brangesnė, ir atlyginimai keliariopai didesni negu Baltarusijai, ir kuras dizelinis žymiai brangesnis ir panašiai. Tai buvo stumiamos kompanijos iš rinkos ir paskui atėjo karas ir 40% rinkos, kurią buvo užėmę Baltarusija, staiga reikėjo vėl padaryti lietuviškom kompanijom. O per tuos 6 metus, reiškia, kaimiškos įmonės, kurios mobilizavo tą biokūrą, išnyko, sunyko, kitos išvažiavo Švediją dirbti, kažkas į kažkieno techniką, bankai, leasingą atsiminė ir taip toliau. Buvo labai sunkus metai. Reikėjo visą tai sutvarkyti. Tai mes visą tai sutvarkėm, šiandien rezultatas, kaip sakiau, virš 80% šilumos iš biokūro, kaina biokūro už dujas, reiškia, ten stabiliai 3 kartus ir panašiai mažesnė ir dar daugiau būna mažesnė ir CO2 išmetimai, reiškia, vėlgi sumažėja 80%. Tai šilumos sektorius tą pertvarką įvykdė, dabar elektros sektorius eina to keliu. Transporto sektorius dėja kol kas niekur neina. Transporto sektorių aš labai stipriai kritikuoju ir manau, kad ten irgi reikalingi didžiuliai poslinkiai, kuriuos mes vėlgi žinom, kaip padaryti. Tai čia, kaip minėjau, apie biomasės energetiką. Apskritai, kalbant apie biomasės energetiką, aš manau, kad tai yra pats geriausias visų laikų nepriklausomos Lietuvos visuomeninis projektas. Jį galima iliustruoti keliais skaičiais. Europos struktūrinės paramos buvo panaudota tik tai 100 milijonų eurų, Lietuvos šilumos įmonių investicijų sudarė 200 milijonų eurų, tai yra iš savo partinio kapitalo ir pasiskolintų iš bankų, investicijos apie 300 milijonų eurų, o tiesioginis taupimas
Tik tai taupimas ant kuro kainos 200 milijonų eurų į metus. Atsipirkimas 1,5 metų, jeigu nediskontuotas. Ne? Tai, kaip sakau, reiškia, aš kaip verslininkas parodykit man tokį dar vieną projektą, aš su malonumu visus savo pinigus įdedu į tokį projektą, nes... O čia, vat, reiškia, miestuose tai padaryti, tarp kitko, Molėtai vieni pirmųjų pradėjo šito keliu. Dar jums čia. Taip, jums dar iki mūsų, iki Litbiomos jau buvo pastatę katilėlį, reiškia. Tai šitą dalyką mes žinom. Tai va, tai kitas sritis, reiškia, kuri man puikiai pažįstama, tai yra atliekų tvarkymas, reiškia, ir šiai dienai turiu pasakyti, kad čia turim didelių bėdų. Pastaruoju metu, reiškia, praktiškai keletą metų, atliekų tvarkymo sektorius niekur nejuda. Jisai užsimarinavęs, stovi vietoje. Negerėja pirminis rūšiavimas, neturime tinkamų ir pakankamų antrinių žaliavų perdirbimo Lietuvoje, ypatingai didelė problema su padangom ir su tekstilė, su rinkom iš tų antrinių žaliavų pagamintiem produktam ir panašiai. Tai apie tai mes irgi Grintecho konferencijoje iškalbėsim, bet aš noriu pasakyti, kad šičia yra didžiulės galimybės vėlgi pasireikšti privačiai nuosavybei, asmeniniai tai iniciatyvai, tom liberaliosiom vertybėm. Čia yra pinigai, žiedinė ekonomika yra pinigai, kurie absoliučiai suderinami, kurie absoliučiai reikalingi Lietuvos valstybei. Apie tai reikia, kaip sakant, kalbėti. Nu, čia tas padangų pavyzdys, reiškia, kaip sakant, man yra išties apmaudu, kad metai iš metų vis kartais vyksta didžiulis padangų gaisras. Ir toks jausmas, kad mes atsikratyti padangom, dėja galim tik tai to masinių gaisrų. Kažkada buvo prie Trakų degė, paskui Alytuje degė. Ir miškininkai kiekvienais metais, nežinau, 100 tonų padangų iš savo miškų ištraukia, reiškia, nes yra vienas labai paprastas dalykas, reiškia. Jums labai tiesiai šviesiai galiu pasakyti, reiškia, jeigu idėja, kaip sakant, teisės aktų tobulinimų. Lietuvoje yra apie 5,5 tūkstančio automobilių serviso paslaugas atliekančių įmonių, didelių, mažesnių. Iš jų normaliai registruotų, užsiregistravę vadiname GPAISO sistemą, tai pakuočių ir atliekų tvarkymo sistemą, vykdo savo pareigas ir panašiai, tik tai pusė. Likusi pusė yra garažiukai, kurie iš principo tų pareigų nevykdo. Jie priima padangas, tarkim, žmogaus, kuris atvažiavęs, žino savo teisės, reiškia, pridavė senas, pasikeitė, naujas susidėjo, tas padangas paliko, bet to garažiuko savininko padangos finale atsiranda kažkur gamto. Šiais metais mes vykdėm akciją River Cleanup Vilniuje, pasirinkom Vilnelės ruožą, 300 metrų ilgio tik tai, vienos pusės ruožą. Rezultatas akcijos. Tie metaliniai, žinot, didžiuliai konteineriai statybinio laužo. Tai vienas pilnas padangų iš 300 metrų Vilnelės miesto vos ne centras, nu ten ne centras, ten į Naujasis Vilniaus pusė. Ir kitas pilnas visokiausių kitokių atliekų, reiškia, buitinių ten nuo vaikiškų vežimėlių išmestų, reiškia, ir ko tik tai nori. Tai tos dalykus, kaip sakant, tu trauki iš vandens, kiek tu gali žiūrėti, reiškia, bet aš įsivaizduoju, kas ten darosi iš tikrųjų pas mus, reiškia, kur mes negalim žiūrėti. Mes kviečiam pas mus ir narai, reiškia, būna dirba, bet aišku, pasirinka nors trakus palei pilį, ištraukti kažką tai. Ir ten yra visko. Tai va, aš noriu pasakyti, kad tos istorinės taršos iš tikrųjų yra labai daug ir su padangom yra problema ir problemą aš žinau, kaip reikia spręsti. Tiesiog reikia įvesti normalią kontrolę, nežiūrint liberalių vertybių, bet normalią kontrolę tiem, kurie užsiima to garažinių servisų. Ten slepiasi ta bėda. Kitas dalykas, be abejo, reikėtų kurti rinką šitiem produktam pagamintiem iš padangų. Mes turime gamyklą, reiškia, Ekobazė prie Elektrėnų, puikiai perdirba įvairią, juodą, spalvotą, tas trinkeles vaikų žaidimo aikštelėm, krepšinio aikštelėm, lauko šalygatviam, kam tik tai nori. Bet sako, gerai, mes ją gaminam, perdirbam, sukūrėm produktą, o tai jau kas perka? Tai kad nelabai kas perka. Reiškia, žaliųjų pirkimų sistema neveikia, turėtų veikti žymiai geriau, ten galima būtų žymiai didesnį dalį, kaip sakant, to dalyko padaryti. Dabar, tarkim, kiek žinau, ruošiasi aplinkos ministerija netgi duoti pinigų tekstilės perdirbimui.
į surinktos tekstilės, nereikalingos, reiškia, nes lietuviai tikrai turtingai gyvena, drabužių mėtom va tiek va, reiškia, eina kalba apie 10 000 tonų, būtų galima perdirbti. Ką perdirbama tekstilė? Pats populiariausias dalykas ir būdas, tai reiškia perdirbti į apšiltinamą medžiagą arba garso izoliacinę medžiagą, pastatų statybai, palei kelius ir panašiai. Verslininkai kelia klausimą, o tai rinka bus? Kas nors apie tai pagalvojo? STR-us pakeitė? Kažkokį tai įstatymą ar teisės aktų sureguliavo jau, ar ne? O eina kalba apie tai, kad į tą gamyklą, nežiūrint tai, kad tam, tarkim, duos kelis milijonus, pavyzdžiui, reiškia ES pinigų, bet verslas irgi turės savo kelis milijonus įdėti. Taip yra normalu. Ir jiems tada kyla klausimas, tai tas atsipirkimas bus, ar tai reikia mesti tos pinigus tiesiog, reiškia taip. Čia yra dalykai, kurie turėtų būti spręsti. Nu ir čia turbūt paskutinė mano patirtis, kaip sakiau, reiškia, apie tas trumpasis maisto grandinės, reiškia, čia mano gimtoji Garliavoje. Pamatęs, kad nėra jokio turgelio, nieko, reiškia, galvoju, tai, blemba, kodėl, tarybiniais laikais kažkas būdavo, kad dabar negali padaryti. Nu, tai ir padariau, reiškia, nupirkau pastatą, sutvarkiau aplinką, įsteigėm tą turgelį. Iš pradžių, taip kažkaip tai ne iki galo buvau supratęs, kad, ūkininkai neturi kada prekiauti patys, jie gamina kažką, reiškia, jie augina, gamina, perdirba ir panašiai. Tai mano tas interesas, kad visi čia suvažiuos ir visi prekiaus dėja nepasiteisino, bet mes pakeitėm sistemą, reiškia, padarėm, kaip sakant, galimybę pardavinėti jų produktus ir šią dieną tas turgelis prekiauja sveikais, reiškia, neginčiamai, kaip sakant, ekologiškais, aplinkinių ir ne visai aplinkinių ūkininkų ir nedidelių cechų produktais, kurių normaliai didžiuosiuose prekybos centruose jūs nerasite. Mes specialiai nuėjome nuo konkurencijos, nuo didžiųjų prekybos centrų, nes su jais sukonkuruoti yra neįmanoma, kai ten veža kažką pigaus iš užsienio, tai yra nerealu, bet va toks turgelis šiandieną veikia ir tai yra įrodymas, kad tos trumposios maisto tiekimo grandinės gali veikti be jokios valstybės paramos, iš jokios paramos niekada negauna. Tai va, tai čia va toksai dalykas, reiškia. Tai trumpai, pabaigiant, reiškia, aš norėčiau reziumuoti, kaip įsivaizduoju tą liberalių vertybių ir žaliosios transformacijos sąjungą, jeigu mes manome, kad žalioji transformacija reikalinga. Bet aš tikiuosi, kad aš jums įrodžiau, kad jeigu mes žaliosios transformacijos arba tobulinimo nedarom, tai tada mes einam link šiukšlynų, o mes nenorime link šiukšlynų. Ne? Tai va, tai reiškia, valstybės proaktyvus vaidmuo, inicijuojamas trūkstamus sprendimus tikrai yra reikalingas. Vien verslas, vien asmeninė kažkokia tai mintis, privati iniciatyva visko tikrai neišspręs. Reikalingas ir valstybės proaktyvus vaidmuo. Tačiau čia labai vienas dalykas atsiranda. Proaktyviam vaidmeniui sukurti valstybė reikia specialistų. Deja, šiai dienai turiu pasakyti, kad, reiškia, mūsų valstybė specialistų lygmenių ministerijose labai stipriai šlubuoja. Labai stipriai šlubuoja, nes ten toks jausmas, kad, reiškia, ateinam į darbą kavos gal daugiau pagerti, reiškia, ten, aišku, europiniai dokumentai, jų pilna, juos reikia pritaikyti, bet, ne ten nesmėjai. Toliau teisinis reguliavimas, jis turėtų būti, reiškia, labai, kaip sakant, korektiškas ta prasme, kad, reiškia, vienodai visų suprantamas. Negali būti dviprasmiškų įstatymų ar tvarkų ar dar kažko. Tada mes sudarom sąlygas slėptis visiems šiukšlintojam ir panašiai. Tarkim, šiai dienai, nežinau, aš vieną iš tų savo ekologinių veiklų pradėjau kažkada tai steigdamas patį pirmą Lietuvoje statybinių atliekų tvarkymo vienetą, kur mes perdirbinėjom, reiškia, betono, plytų atliekas ir atskirdavom metalą nuo viso kito ir taip toliau. Tai man teko tuo metu kovoti su krūvo Vilniuje esančių vežėjų, kurie tiesiog slėpdavo gamtoj tas statybinės atliekas. Tai buvo pat populiariausias dalykas. Šiai dienai mes vėl girdim tą patį. Vėl prasisuko ratas, reiškia, tuo metu man pavyko su tuometinė policija, reiškia, jos ten toks skyrius specialus buvo, kuris kovojo su ekologiniais nusikaltimais. Mes juos visus sugaudėm, užkardinom, reiškia, sustatėm daugmaž į rėmus ir Vilniuje buvo daugmaž tvarka. Šiai dienai mes vėl girdim, kad perkami sklypai po hektarą, po 2, kasamos duobės, katlovanai, važiuoja mašinos, viskas ten verčiama, uždaroma, grūnama. O mūsų aplinkosauga, atleiskit, reiškia, aš esu fanas aplinkosaugos, labai didelis, bet aš negaliu pasakyti gerą žodžių šiandien apie ją. Jai trūksta visko. Trūksta žmonių, trūksta idėjos, idėjiškumo, sakyčiau taip, noro kovoti, nes čia yra toks labai jautrus dalykas, reiškia, ir trūksta.
Tai gerai, teisinis reguliavimas. Tam tikrų principų įtvirtinimas teisės aktuose, reiškia, kitaip tariant, prevencinis požiūris, labai svarbus. Apie tai užšnekama visur, jisai yra įtvirtintas, bet dar svarbiau, dar labiau reikia žiūrėti, reiškia. Ir tas formali pravo procedūra, nu, vien jinai to neišspręs. Jinai daug ką gali išspręsti, parodyti, aišku, bet aš manyčiau ir pačios procedūros, reiškia, procedūros vykdyme pakeitimų tam tikrų reikia. Kai kurių sričių natūraliai monopolinį tiesioginis valdymas arba reguliavimas. Čia šiek tiek kertasi su liberalizmu, bet aš noriu pasakyti, kad gyvenimas yra labai įvairialypis. Ir, elektra pas mus atiteka vienais laidais ir niekada nebus taip, kad vieną namą ateina 3 ar 4 laidai, jūs ten perjunginėt, kaip nori. Niekada taip nebus. Ir tada iškyla klausimas, ar reikalinga mums privati, ar iš dalies privati elektros sistema, ar vis tik tai geriau siekiant bendros naudos valstybei, tai yra jos verslo ir jos piliečiams, reikalinga griežtai reguliuojama, kaip sakant, sistema, kur siekiama pačios pigiausios elektros kainos. Ir dabar jums pavyzdys. Šilumos ūkis, kuris man puikiai pažįstamas, šiai dienai dėl biokuro įvedimo, dėl to, kad jis yra reguliuojamas, ten jokių privačių dalykų nėra ir negali būti, kilovatvalandės kaina jau žmogui yra nuo maždaug 5,5 iki 8 centų už kilovatvalandę. Šiai dienai čia tokia yra Lietuvos realija. Tuo metu, kai prasidėjo biokuro transformacija ir visas šitas procesas, elektros kaina Lietuvoje buvo panaši. Irgi 8 centų, kažkas tokio, reiškia. Paskui jinai pradėjo praktupėti augti. Dabar šiai dienai elektros kaina, jeigu pasižiūrim, ką mes turim? Mes turim 24, 25 centus ir panašiai. Nebent kas pats pasidaręs saulės elementų sistemą kažkokią turi pigesnę kainą. Tarkim, aš Giedraičiuose savo sodybą aš nulinu už elektrą. Idealiai, lygiai nulį, keurus metus. Tai va, tai esmė yra kokia, kad reiškia, kad elektros sritis, mano supratimu, nuvažiavo ne į tą pusę. Ir kai sakoma, kad, ten 25% tai privataus kapitalo, reiškia. Bet 25% privataus kapitalo, patikėkit, kokį sukuria stiprų interesą, su kuriuo po to net visas Seimas ir politikai ir ministerijos nesugeba suvokti. Nes ten tiek vyksta dalykų, būtent vidinėse grandinėse, kur ten joks ministras iki to klausimų nedaina. Tai va, aš noriu pasakyti, kad reikia vis tik tai turėti pagrindinį tikslą, ko mes norime. Nes elektra tai yra, sakysim, valstybės konkurencinis vienas iš pagrindų. Pigi elektra, tai reiškia pigios prekės, galimybė eksportuoti, galimybė dirbti, patenkinti piliečiai. Brangi elektra, viskas priešingai. Toliau, pagalba privačiai iniciatyvai siekiančiai bendrų ateities darnos tikslų, tai čia natūralu, kad reiškia tos pagalbos kartais reikia ir tegu jinai būna. Privačios iniciatyvos vystymasis, aš jau minėjau, pirmininkai jūsų nebuvo, sakiau, kad viena iš idėjų, kurią liberalam galėčiau pasiūlyti, tai yra gerų pavyzdžių tiražavimas. Reiškia, arba kad jūsų viešieji ryšiai atkreiptų dėmesį tai, kur vyksta būtent Lietuvos ne Vilniuje klausimas, o būtent Lietuvos pakraščiuose, kur vyksta kokie geri dalykai, verslo vystymasis, kurį galima būtų iškelt pavyzdžiui. Aš manau, kad čia būtų tai, kas ir tos regionus patrauktų ir tie žmonės jaustųsi labai pagerbti ir manau, kad čia yra būdas. Tai va, tai galima būtų pagalvoti apie tai. Konkrečių mokslų grįstų technologijų vystymas ir darbinimas susidariusių problemų sprendimų. Čia aš akcentuoju tai, kad Lietuva į mokslo tyrimus investuoja gerokai per mažai. Mes vėlgi kelis kartus atsiliekam nuo ES vidurkio, gerai atsimenu pas mus tas, ten yra, nežinau, 1,5%, kažkas tai tokio, kai Europoje yra ten 3,5 ir ne mažiau. Tai manau, kad šitą reikia tikrai dalyką valstybinių mastų pakeisti, nes didelę dalį tų investicijų daro ir privatininkai tame tarpe, pavyzdžiui, biotechnologija, biomedicina, reiškia, iš tikrųjų tai daro stipriai. Toliau, mokslo ir verslo bendradarbiavimas. Reiškia, Lietuva yra valstybė, kur vienas mažiausių patentų skaičius per capita, per žmogų. Kažkodėl tai mūsų mokslininkai neorientuoti į įdarbinimą savo išradimų. Kodėl taip yra? Aš nežinau. Kodėl dalis mokslininkų, reiškia, supranta, kaip sakant, kad parašė kažkur straipsnį, jį kažkas paskelbė, daug dievė gero lygio leidinys ir paskui čia veikia citavimo indeksai ir viskas tom, kaip sakant, pasibaigia. O kur gyvas gyvenimas? Kur tie išradimai visi
reiškia, kodėl jie neatsiranda gyvenime. Tai aš manau, kad šitas yra labai svarbu. Na ir tolesnis tas visuomenės susirūpinimo ir susidomėjimo aplinkosauga plačiaja prasme vystymas, tai čia tą, ką aš minėjau, ką ir mes darome, spalio 24 tas mūsų nacionalinis aplinkosaugos egzaminas, kasmetinis, reiškia, jisai vėlgi pakels, šiais metais tikimės gal ir 20 000 dalyvių jau sugebėsim, nes prieš tai 3 metus šėlės sviravom tarp 10-15 000. Šiais metais bandom ten marketingą tokį padaryti ir dovanom viliot, kad tai kuo daugiau dalyvautų. Aišku, turim vieną baisų iššūkį, reiškia, ChatGPT. Gali būti taip, kad bus labai daug teisingų atsakymų ir bus sunku išrinkti nugalėtoją, tai matyti... Visi labai panašūs. Jo, tai žiūrėsim matyti per tą pusę, reiškia, kiek sugaišta visų pirma atsakant į klausimus. Jeigu, tarkim, 20 klausimų ir tu sugaišai 20 minučių, okei, čia normalu, čia galbūt tiesiog, kad tu žinojai, bet jeigu, pavyzdžiui, 40 minučių, jau tada tikėtina, kad tu ten visur išnaršiai, kur galėjai ir tavo tie atsakymai teisingi. Tai žiūrėsim, žaidimas tam tikrą prasme vyksta, bet vis tiek tai yra smagu, kad, reiškia, 7-9 klasių, 10-12 klasių moksleiviai, visa visuomenė plačiaja prasme, ekspertai, yra ir tokia grupė, reiškia, kiekvienais metais registruojasi ir dalyvauja tam mūsų žaidime. Tai ačiū už